Jeigu tu suvoki Evangelijos žinią, krikščionybės žinią apie Kristų ir patiki, kad tai tiesa, man sunku įsivaizduoti, kaip atrodytų žmogaus gyvenimas, gyvenant toj tiesoj realybėj. Gerai, Jėzus viešpats, Jėzus mano viešpats. Ar tikrai Jėzus tavo viešpats? Ar tikrai Jėzus tavo viešpats? Nes jeigu jis tavo viešpats, tai perpurto visą tavo gyvenimą. Jis turi būti iš esmės papiltas šabom, kaip lego kaladėlės. Jis turi būti išardyta ir perinkta iš naujo. Kaip apaštalo Pauliaus atsivertimas. Jis buvo fariziejus, kuris kovoja prieš krikščionybę. Ir staiga jis apsiverčia ir tampa apaštalu, kuris stato ir paguldo savo galvą už bažnyčią. Turi radikalus pasikeitimas įvykti mūsų gyvenime. Turi būti transformuotos mūsų vertybės, mūsų gyvenimo būdas, mūsų troškimai vidiniai, giluminiai, iš esmės. Ir tai turi būti ne tik tai impulsas pasirodęs trumpam, akimirkai, metam, 2, 3, bet tai turi būti visą gyvenimą vedanti jėga. Kai mes mirtį pasitiksim kaip džiaugsmą, kaip apaštalas Paulius sako, mirtis man laimėjimas. Kodėl? Dėl to, kad tai, ką Paulius rašęs, tu buvo to visiškai įsitikinęs, jis tai pažino. Ir tebūnie Kristaus pažinimas atneša pokyčius į mūsų gyvenimą. Būtų blogai, būtų netinkama, būtų nekrikščioniška, būtų atvirkščiai, jeigu mes sakytumėm, pakeis savo gyvenimą, paskui atras kažkokį pasiteisimą Dievo žodyje. Tiesiog pakeis savo elgesį. Evangelija ne taip kalba, Evangelija sako, pažink, koks Kristus yra. Ir sakai, ir tu sėdi ir galvoji, viešpatie, aš niekad nemačiau. Aš nežinau, kiek kartų skaičiau laišką Kolosiečiam. Bet kai tu atidžiai skaitai šventą raštą, tu sakai, viešpatie, man jausmas, kad aš niekada nebuvau skaitęs. Aš kaip vaikas, kuriam kažkas uždėjo akinius, išvedė į dykumą ir parodė juodą dangų, kuriame yra daugybė žvaigždžių. Aš niekada tokių ryškių žvaigždžių nemačiau. Aš niekada nemačiau, kad Jėzus yra viešpats, Jėzus yra Dievas, visą kam viešpataujantis valdovas. Ir jeigu jis toks yra, kaip tada turi keistis mano gyvenimas.